Čia laida apie ūkį ir bites. Nors pernai buvusių aukštų grūdų supirkimo kainų vis dar pamiršti nenorintys žemdirbiai po truputį keiksnoja supirkėjus, tačiau bent jau šių metų rugiapjūtės orais dauguma jų skųstis neturėtų. Jau pirmomis rugsėjo dienomis retai kur buvo galima išvysti nenukultų javų lauką, o daugelyje ūkių visų pajėgumų įsibėgėjo sėjos darbai. Šiandien mūsų laidoje šnekėsimės apie grūdus ir ne tik apie jų auginimą, bet ir tolimesnį jų kelią. Kviečiu žiūrėti. Ar gali visko parodyti gamta? Pernai sėja rudenį buvo sunki, nes lijo, šlapia buvo. Tai daug dar liko pasėti? Tai dar javų žeminių, sakykime, tik pati pradžia, dar tik prasideda sėja. 60 hektarų pasėjau rapsų. Kviečių planuoju 100 pasėti. Prieš pat prasidedant rugsėjui paskutinius vasarinius kviečius kuliantis Prienų rajono ūkininkas Saulius Žlioba prisipažino, kad nors ir nepasiekė pernykščių derlingumo rekordų, šių metų derliumi labai skųstis negali. Be to ir orai javapjūtei buvo palankus. Žieminių labai neblogas derlius buvo javų, o vasarinių, sakykime, prastesnis, nes irgi tas geras oras, ką davė nukultai, dar ir biškį pamažino derlių prieš tai, kada uždžiovino ir šiaip neblogai, galiu sakyti. Žieminių kviečių apie 6 tonas, o vasarinių tarp 3-4. Beveik visas šiais metais Sauliaus ir Ingos Žliobų ūkyje užaugintas derlius jau aruode. Pertvarkęs seną apleistą fermos pastatą, Saulius jame įrengė grūdų sandėlį, į kurį gali sutalpinti 1000 tonų grūdų. Vyras sako, kad apie didesnį kol kas negalvoja. Mat iš 200 hektarų ūkio daugiau vargu ar beprikulsi. Be to dalį grūdų ūkininkas parduoda dar nepasibaigus javapjūtei. Nuo situacijos priklauso, pagal kainas į sandėlį vis tiek vežam, nes reikia ir išvalyti, ir išdžiovinti. Kiek reikia atsiskaitimui, sakykime, pinigų už trąšas, už chemiją, tai išvežam iš karto, likusius paskui žiūrim, kada kainos geresnės. Kartais būna rudenį geresnės negu pavasarį, tai jeigu rudenį gera kaina, tai iš karto rudenį parduodam. Kainos šiemet nepatinka labai, bet mes pafiksavom kainą, tai pas mus biški išlošėm šiemet. Bet ne kiekvienais metais išlošėm. Ne, pernai pralošėm. Pernai pakilo kaina per rugiapjūtę, o šiemet per rugiapjūtę nukrito kaina, tai šiemet pasisekė. Tai pats vienas dirbat ar kažką dar pasisamdot? Nu, tik tai į talką paprašau šiaip su žmona, abudu daug dirbam. Tai žmona gal irgi į traktorių lipa? Traktorių neina, sunkvežimių vairuoja. Žmonos pagalba Sauliui ypač praverčia, kai dėl prastų vasaros pabaigos orų būtina išnaudoti kiekvieną sausesnę minutę. Ūkininkas džiaugiasi, kad šiemet didelio streso nebuvo. Javus laiku nusikūlė ne tik jis pats, bet ir kaimynai. Be to ir prie grūdų supirktuvių didelių eilių nesusidarė. Abudu važiuodom, nes kada reikia pinigų, tai stengiasi greičiau suvežti, kad gautum tuos pinigus. Tai žmona su mašina ar su traktoriumi ir lekiam abudu. Ar daug laiko reikia ten praleisti? Šiemet ne. Šiemet labai greitai visose elevatoriuose, kiek buvau, tai greitai, eilių nėra. Pernai tai buvo labai sunku. Per dieną gal 2 kartus, jeigu nuveži grūdus, tai gerai labai būna. Ir nuo ryto labai reikia nuo ryto stovėti. Šiemet, ten irgi jie pasitobulino savo tą priėmimą, tai greitai, o pernai tai būdavo nuvažiuoji 7 ryto su mašina, tai grįžti 4 vakare, visą dieną prastovėjęs eilėje. Per visą savo beveik 2 dešimtmečių ūkininkavimo patirtį Saulius suprato, kad pirmiausiai investuoti reikia į ūkį, o tik paskui galima galvoti apie gyvenimo kokybę. Iš tiesų, matant, kokia technika aprūpintas palyginti nedidelis Žliobų ūkis, sunku net patikėti, jog šeimos svajonės turėti nuosavą būstą pradėjo pildytis tik šiemet. Saulius sako, kad net ir dabar prireikus sunku būtų apsispręsti, ar investuoti laisvesnės lėšas į kokį apverčiamą plūgą, ar pradėti tvarkyti ką tik įsigytą apleistą sodybą šalia Veiverių. Tai aš nesakyčiau, kad čia prabanga, čia yra nauda žemė. Tai labai gerai vartomas plūgas, nes daug lygesnė dirva lieka,
Ariant su paprastu plūgu, tai reikia daryti sumetimą, paskui išmetimą. O jeigu netaisyklingas, jeigu ypatingai laukas, tai labai daug ir važinėti su traktoriumi ir susimena žemė. O su vartumu plūgu pradėjo gražiai nuo krašto, su orė lygų gražu. Ūkininkavimo be naujos našios technikos neįsivaizduojantis Žliobos sako, kad žemės ūkiui skirta ES parama ne tik palengvino pačių žemdirbių darbą, bet ir gerokai padidino patį ūkininkavimo efektyvumą. Negana to, kad dabar vienas nudirbi darbus, kuriuos anksčiau tekdavo dirbti 5, tai dar ir gauni derlius, apie kokius kolūkių laikais niekas net nesvajojo, atvirauja Saulius. Taip pat taip dirbam, sakykim, tą žemę ūkininkavim, tai kodėlgi nepasinaudojus, jeigu galimybės leidžia. Sakykime, jeigu kombainas kainavo 500 000, tai tokiam ūkiui 200 hektarų jau sudėtinga yra investuoti tiek pinigų į kombainą. O su parama jau visai kitas reikalas. Ūkininkai neįsigytų, neturėtų naujos technikos, su nauja technika ir našumas didesnis darbo ir už savo pinigus, už savo nenusipirktų. Manau, kad tikrai tiek technikos, kiek dabar turi jauni ūkininkai. ES parama Saulius naudojosi vos tik atsiradus tokiai galimybei. Iš dabar jau amžiną atilsį tėčio perėmęs ūkį, jis gavo jaunųjų ūkininkų įsikūrimui skirtą paramą. O štai paskutinį didesnį pirkinį, grūdų džiovyklą, jis įsigijo pasinaudojęs Europos fondo kaimo plėtrai paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę Žemės ūkio valdų modernizavimas. Pasinaudojom iš karto 2 paramom. Jaunų ūkininkų įsikūrimas ir jau ūkio modernizavimas. Tai nupirkom naują kombainą, kuris sėkmingai po šią dieną dar dirba. Paskui jau pasinaudojau dar 1 paramą supaprastinta. Tai buvo nupirkta grūdų džiovykla, frontalinis krautuvas ant traktoriaus ir javų purkštuvas. O džiovykla šiemet daug jos reikėjo? Labai papuolė geri orai, javapjūtei, grūdai buvo sausi, kai kurie netgi per sausi iš laukų buvo, tai šiemet mažai dirbo džiovykla. O tai kokie planai dabar būtų? Tai technika naujinti. Traktorius 1 naujas, 2 ne visai nauji, tai norėtųsi panaujinti traktorius. Ir jeigu tik tai parama yra, tai visada gali sugalvoti, ko reikia. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą Žliobos naudojasi ne tik įsigydami naujos technikos. Kaip sako ūkininkas, ne vien nuo jos priklauso būsimas derlius. Nemažiau svarbu ir žinios, todėl Europos fondo kaimo plėtrai parama konsultacijoms ir įvairiems mokymams taip pat vertinga. Ypač šios žinios praverčia sėjos metu, kai reikia pasirinkti ne tik būsimų kultūrų veislės, bet ir tinkamai paruošti dirvą, parinkti sėjos laiką bei sudaryti būsimų tręšimų planus. Gerai sėja, gero oro ir kad negestų technika. Laikas, kad laiku padarytum viską tvarkingai, gražiai ir tada būna gera sėja. Per viduriuką reikia pataikyti, ten, sakykime, per anksti irgi negerai, o kada vėluoji, tai kaip tik tai diena, taip ir tavo derlius mažėja. Tręšti daug reikia? Reikia tręšti. Yra toks posakis, sako, ką sėsi, tą pjausi, tai lygiai taip pat kiek tręši, tiek užaugi. Nors ir nedidelio, bet stabiliai dirbančio šeimos ūkio savininkas sako, kad apie plėtrą kol kas negalvoja. O ir žemių laisvų aplink vargu ar atsirastų. Saulius prisipažįsta, kad kur kas naudingiau būtų prikalbinti bent keletą kaimynų ir įsteigti grūdų augintojų kooperatyvą. Man tai labai priimtina ta mintis, bet kitiems žmonėms kažkaip jinai nelabai priimtina, gal jie baikštus kažko tai bijo ir taip ir neišėjo čia tos kooperacijos padaryti. Bet šiaip geras dalykas kooperacija, nes galima ir nupirkti pigiau ir parduoti brangiau, kada susibūrė keli ūkininkai į vieną vietą. Nueini, sakykime, pas supirkėjus dėrėtis kainos, tu nueini su 1000 tonų, kada keli susibūrė ūkininkai, sakys, turim 10 000 tonų, tai jau visai kitaip ir supirkėjas jau nelabai nori prarasti tokį kiekį grūdų, tad galima ir kainą didesnę prašyti. Nors ir nedidelį, tačiau šiuolaikišką grūdų ūkį valdantis Saulius Žliobas supranta, kad pavykus suvienyti jo ir dar bent kelių kaimynų jėgas, išloštų visi.
O štai kokių rezultatų galima pasiekti susivienijus ne tik grūdų augintojams, bet ir perdirbėjams, sužinosime po reklamos. Nors apie žemdirbių kooperacijos naudą teko girdėti ne kartą, tačiau turbūt daugeliui mūsų ūkininkų būdingas atsargumas įtakoja, kad kooperacija ne vienam dar asocijuojasi su kokia nors kolektyvizacijos forma. Tiesa, perdirbėjų spaudimui nepanorę pasiduoti žaliavinio pieno gamintojai jau stato nuosavą perdirbimo gamyklą. O kaip sekasi vienytis grūdų sektoriaus atstovams, aiškinsimės kitame mūsų reportaže. Lyginant su praeitais metais, tai kainos yra mažesnės šiais metais ir be kalbų žmogaus tokia nuostata dejuoti yra. Va. Gerai yra, kai gerai, didelės kainos ir blogai, kai jos krenta. Padėjuoja žmonės, bet tai manau, kad jie nedirbs nuostolingai, vis vien gaus pelną už parduotus grūdus. 24 000 tonų grūdų talpinančio elevatoriaus Pasvalio pakraštyje vadovas Virgilijus Razma nusiteikęs filosofiškai. Jis sako, kad sezoniniai grūdų kainų ir derlingumo svyravimai niekam nepaslaptis. Todėl jau sėjos metu ūkininkai įvertina galimą riziką. Jeigu sėja, vadinasi apsimoka, sako kooperatinės žemės ūkio bendrovės Mūšos aruodai direktorius. Pasak jo, organizuojant elevatoriaus darbą, svarbiausia pasirūpinti, kad grūdus atvežę ūkininkai čia sugaištų kuo mažiau laiko. Nei pernai, nei šiemet pas mus nepylė ant žemės grūdų, supylėm į elevatorius. Va, o ten aš manau, kad buvo logistikos problemos. Ten nespėjau išvežti uostai eksportuojant. O šiemet džiovinimo daug reikėjo grūdams? Šiemet palygint su praeitais metais, tai manau per pus galbūt mažiau, nes sausesni metai. Pernai ruduo buvo labai šlapias. Žemdirbiai turi būti patenkinti šią vasaros pabaigą ir rudenį. Nors ir nesiekia pernykščių rezultatų, grūdų derlius Šiaurės Lietuvoje šiemet visai neprastas. Ūkininkai laiku baigė javapjūtės darbus, tad jau rugsėjo pradžioje eilių prie elevatoriaus nebeliko. Dabar šiuose bokštuose saugomi pašariniai kviečiai ir kvietrugiai keliaus į šalia esančią bioetanolio gamyklą, su kuria kooperatyvas bendradarbiauja nuo pat įsteigimo pradžios. Čia pat vietoje perdirbamas ir Mūšos aruodų kooperatyvo pajininkų užaugintas rapsas. Pirminė žaliava biodizelinui gaminanti bendrovė pati tapo viena iš kooperatyvo steigėjų. Metų yra gerų, yra prastų ir kiekvienas perdirbėjas nori užsitikrinti tam tikrą kiekį žaliavos. Buvo laikas, kai mes irgi važiavom į rytų kraštus, žiūrėjom, visada norisi kažkokį tai kiekį turėti čia užtikrintą, kad aš tikrai jį turėsiu, nesvarbu, ar tai bus 1000 ar 2, mūsų pajėgumai šiandien yra tokie, nežinau, Europos mastas gal nedideli, bet lietuviškas visai nemaži. Tai norisi, reikia turėti tokį dalyką. Mes žemės neturim. Žemė dirba pajininkai, mes superkam tik jų produkciją. Mes turim visą grandinę į eilę. Tai yra, mes iš 1 lito padarome daugiau negu 1 litą, negu išveždami savo prekę už sienos. Mes sumokam pinigus augintojui, mes kaip perdirbėjas irgi uždirbam, mes jį turime išvežti, reiškia, turi dar gamintojas kitas perdirbti į jau biokūrą patį. Vėl, reiškia, vežam kažkur į sandėlį, sandėliuojam, vėl mokam transportui, transportas vėl uždirba, kažkur sandėliuojam, sandėliavimas vėl uždirba, tada yra kažkoks tai didmenininkas, jeigu nupirko didmenininkas vėl parduoda, vėl uždirba, vėl kažkur vežam į mažmenininkui, mažmenininkas vėl pardirba, vėl tas visas ciklas ir pinigų ratas, mes jį padarom labai platų ir maksimaliai platų Lietuvoje, kiek galima padaryti iš grūdų. Su grūdais lygiai tas pats. Augintojas, spiritas, iš spirito vėl mes padarom, reiškia, iš to grūdo padarom spiritą, padarom biodujas, perdirbam į elektrą ir dar padarom šilumą. Tai kiek mes pridėtinio verčių sukuriam jam, kiek čia šitoje vietoje dalyvauja veikėjų ir uždirbam pinigus, padarom, sukuriam pridėtinę vertę. Ne visi ūkininkai tai supranta.
Žemdirbius ir žemės ūkio produkcijos perdirbėjus vienijantis kooperatyvas šį elevatorių pasistatė pasinaudojęs Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą ES paramą. Projektas pradėtas įgyvendinti 2008 metais, o po metų bendrovės saugyklose jau buvo laikomi grūdai. Galima pažiūrėti tą klausimą labai plačiai, galima siaurai pažiūrėti. Ne? Jeigu plačiai pažiūrėsim, tai matysim, kiek per Lietuvą važiuojant, kiek yra lentelių, kaip mes gyvenam, paimkim miestus, kaimus, tai čia plačiaja prasme pasižiūrėjus. Ne? O jeigu siaurai pažiūrėjus pačias kooperatinės bendrijas, tai mes norim, nenorim, bet mes turim pinigus. Mes gaunam pinigus, mums reikalingos tik tai kažkokios savo lėšas ir gaunam pinigus, už kurias mes galime veikti ir daryti. Dažnai yra idėjų, nėra pinigų, arba atvirkščiai yra pinigų, nėra idėjų. Bet kaime šiandien, kaimas yra tokia, sakyčiau, labai aiški kryptis, ką mes turim padaryti, kokios yra mūsų, kokių rezultatų mes laukiam ir ko mums reikia. Tai šitoje vietoje aš už tos europinius pinigus esu visais 10 pirštų aukštyn. Be paramos gana sudėtinga būtų imti iš skolintų lėšų ir įkurti tokį ūkį. Manau, kad tai būtų buvę labai sudėtinga. Jeigu pažiūrės atskirai, kiekviena įmonė, mes irgi stovėm šiandien įmonė, kuri gavo europinę paramą, kuri irgi buvo, kaip sakyti, jeigu būtų jos nebuvo, tai ko gero šiandien čia nebūtų šitos įmonės, šito kiemo. Iki pačio kooperatyvo, nes dalis sandėliai pastatyti irgi, mes sėdėjom, galvojom, žiūrėjom, kaip padaryti, kad sukurti tą pridėtinę vertę keliems susijungus. Nors kooperacija grūdų augintojų tarpe Lietuvoje nėra itin populiari, o bendra per kooperatyvus parduodamų grūdų apyvarta tesudaro maždaug 10% visos grūdų apyvartos, šalyje stiprių kooperatyvų po truputį daugėja. Per pastarąjį laikotarpį rinkoje įsitvirtino Joniškyje, Vilkaviškyje, Kėdainiuose bei kitose regionuose įsteigtos kooperatinės žemės ūkio bendrovės. Aplamai kooperacijos nauda galbūt yra kelių smulkių suėjimas į vieną krūvą, kad tu galėtum konkuruoti su kažkuo. Tai aš matau čia kooperacijos naudą. Nes vienas, kaip sakyti, ūkininkas tikrai jis tokio elevatoriaus nepasistatys. Galbūt jam ir nereikia, bet turint didelės talpyklas, turint didelį kiekį grūdų, tu gali ir kainą kažkokią tai didesnę pasiūlinti. Bet kuriuo atveju manau, kad tai yra nauda. Viskas per mastą. Kai tu ateini, tavo tiesiog pečiai yra raumenys didesni ir tu sakai, žiūrėk, aš turiu toks ir tu automatiškai rinkosi didesnis. Lygiai taip pat jie yra didesni, įdomesni tam patiem perpirkėjams, nes ateina ir sako, aš tau parduosiu pusę laivo, nori? Nori. Tai paprasta nauda. Bendras kooperacijos lygis Lietuvoje gerokai atsilieka nuo ES narių senbuvių. Nors tarpukariu Lietuvoje kooperacija buvo nemažiau populiari. Buvo registruota beveik 1300 kooperatyvų, kurie veikia įvairiuose ekonomikos sektoriuose. Dabar šis skaičius mažesnis daugiau nei 5 kartus. Kooperacijos plėtrą skatina ir ES. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje kooperatyvams numatytos palankesnės sąlygos naudotis kaimo plėtros fondo parama. Panaši tendencija turėtų išlikti ir ateityje. O štai augintojus ir perdirbėjus vienijančio kooperatyvo atstovai sako, kad kooperuotis galėtų ne tik vienodą veiklą užsiimantys žemdirbiai. Kooperatyvas man sako, aš pasėjau tiek žieminio hektarų rapso, tiek vasarinio. Ir aš jau žinau, kad aš tam tikrą kiekį rapso tikrai turiu. Klausimas, kaip dievuliukas duos, saulė švies, lietus palys, sausra kamuos, bet kažkokį apčiuopiamą kiekį aš jau turiu ir aš jau galiu garantuoti. Jeigu buvo įkurtas toks kooperatyvas, tai jie turėjo bendrus interesus, tai jie ir šiuo metu negali nesutarti. Galbūt ne viskas yra kaip norėta, galbūt ne viskas vyksta taip, bet interesas vis vien buvo toks, kad padėti vieni kitiem. Kur yra nauda, kad yra perdirbėjas kooperatyve? Jam yra viskas aišku. Kainą tikrai aš pasiūlysiu geriausią.
Tikrai pasiūlysiu geriausia. Jam reikia pinigų, reiškia, jis turės pinigus, jam nereikia pinigų, bet galės palaikyti, jis turės susipilti, nereikės pinigų, jam kaina per maža, pasakys kažkoks tai narys mūsų, kad aš pinigų turiu, man nieko nereikia, man reikia tik tai paslaugų tavo, kad tu supiltum grūdus ir aš ten tau pafiksuosiu kainą už mėnesį, už 2 ar ten už savaitės kažkada tai. Tuos dalykus tiesiog yra paprasčiau kalbėti. Pasak Giedriaus Linkevičiaus, platesnė kooperacija galėtų paskatinti ne skirtingų žemės ūkio rinkos dalyvių interesų priešinimas, o bendrų tikslų paieška. Dabar grūdų augintojai dažniausiai kooperuojasi norėdami atsilaikyti prieš grūdų supirkėjų spaudimą. Tačiau pasak verslininko, netgi ne vien šios dienos naudą gyvenančiam grūdų supirkėjui, augintojų kooperacija turėtų būti naudinga. Kas yra verslas? Tai yra bendravimas, iš principo. Kaip mes sugebam susibendrauti, susikomunikuoti? Tai bendravimas su 1 ar su ten 15. Tai paprasčiausias dalykai. Ir plius čia sakau, tiek pardavime produkcijos, tiek jos pirkime yra trąšos, pesticidai, visi tie dalykai irgi reikia nupirkti. Klausimas, kaip patys ūkininkai sugeba susibendrauti vienas su kitu. Čia yra uždaros grupės verslo darimas toj grupiai iš tikrųjų. Jeigu jie sugeba priimti, suprasti idėjas geras ir susikomunikuoti vienas su kitu, tai turim pavyzdžių. Žinot, čia kaip ir visur, ko gero iš tos planinės ekonomikos išėjos, nors jau 20 metų nesame joje, bet dar yra to tokio posovietinio mąstymo, kad čia vat man, aš. Bet, kaip sakyt, žingsnis po žingsnio tie dalykai pasimato, yra pliusų, yra minusų, laiko klausimas. Kad kooperatyvas dirbtų pelningai, jis negali mokėti tiek, kiek pajininkas ar žemdirbys nori. Tai mes žiūrim, kad ir kooperatyvas išsilaikytų, bet kuriuo atveju. Tai jeigu randa žemdirbys ar pajininkas, kur realizuoti savo produkciją brangiau, tai jis brangiau ir realizuoja. Tuo, kad kooperacijai Lietuvoje ateityje atsivers dar didesnės galimybės, pasvaliečiai net neabejoja. Išloš tie, kurie laiku supras ir nugalės viduje slypinčias baimės. Nepaslaptis, kad kuo toliau, tuo labiau didės ir pačių žemdirbių konkurencija. Todėl pavieniui išsilaikyti rinkoje bus vis sunkiau. Mes dar, kad ir kokie atrodytum, kad mes čia turim naują techniką, naujų ten kažkokių ten prisipirkė padargų, bet ko gero tas laikas praeina ir ateina kaip ir kiekvienam verslė technologijų metas. Ir žemės ūkiui, ko gero, irgi reikia technologijų. Reikia žiūrėti ne tik tai susiaurai, bet ir plačiai. Tai čia vėlgi vienas pamatė vienas, kitą pamatė kitas. Patys kooperatyvo nariai yra lengviau susiorganizuoti kelionės, pačius ūkius esančius Vokietijos, Danijos galų gale ir pasižiūrėti, kaip ten žmonės dirba, kaip jie gyvena, kaip jie tą gėrį yra susikūrę. Sutikime, pasvaliečių kooperatyvas neeilinis skirtingus interesus atstovaujančių rinkos dalyvių bendradarbiavimo pavyzdys. Tačiau pasirodo, jei yra noro, bendrų sąlyčio taškų visada galima atrasti. Tiek norėjome parodyti jums šį rytą. Susitiksime lygiai po savaitės, sekmadienį 9:30 per LNK. O laidos kartojimo, kaip visada, ieškokite lnk.lt video galerijoje LNK Go. Likite sveiki. Europa investuoja į kaimo vietovės. Projektą remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.